rytas iš gruodžio 2 dienos. Mes jau esame susiruošę išvažiavimui. Šiandien rytas buvo labai fainas dėl to, kad atsikėliau, vyras irgi buvo jau atsikėlęs, tai pasiėmė tajuką, aš ramiai nuėjau į dušą, įsimaudžiau, kas šiaip jau būna labai retai, tiesiog su tajuku net nebūna, mes atsikeliam, tai prasideda iš karto veiksmas ir reikalai. Tai va, tai labai fainas rytas, labai smagu man. Ir dabar mes jau esame susiruošę važiuoti, važiuosime į baldų parduotuvės, gal kažkokią porą, pasižiūrėti stalo, kadangi mums reikia stalo, virtuvinio, nes mūsų, žodžiu, labai senas čia, kai atsikraustėme naujus namus, tai parsivežėm tą stalą iš senų namų ir jis jau, tiesiog savo atgyvenęs ir mums jau bet kokiu atveju reikia stalo, nes reikia ir didesnio. Ir šventės švęsim, kalėdas, kūčias šiais metais pas mus atvažiuos svečių. Tai net neturim kureliai pasodinti, nes turim 2 kėdės. Tai va, tai žodžiu, važiuojam apsižiūrėti, pažiūrėti, kas gero. Ir dar galime greitai, kol ramu tylu, nes vyras išėjo su vaiku į lauką palaukti manęs, žodžiu, tai dar greitai galima atsidaryti kalendorių. 2 diena. Gruodžio 2 diena. Kažkas labai faino. Organic Mimi. Šampūnas, keratinas, kokoso aliejus, cotton extract, kažkoks medvilnės ekstraktas. Žodžiu, atrodo labai fainas, įpakavimas labai toks irgi fainas, gražus, spalva ta graži, minimalistinis vėlgi, pakuotė graži, šampūnas, žodžiu. Tai va, visai fainas, net nežinau, gal ar iš karto aš išbandysiu, nes dabar turiu gal 2 ar 3 šampūnus atsidarius. Tai tiesiog reikėtų jį kur nors pasidėti, kai važiuosim į kažkokią išvyką ar kelionę. Bet kažkaip atrodo, gal bus visai fainas su keratinu, turėtų glotinti plaukus, kas man yra aktualu, nes mano plaukai pučiasi šiaip gan po išplovimo, kai išdžiūsta, dėl to aš visą laiką prasitiesinu. Tai žodžiu, fainas produktas. Ačiū kalendoriau. O mes važiuojame. Turiu pasiruošusi kelionę užkandžių, sumuštinis nuo pusryčių, uogos, bananas, dar turiu mašinoje ten tokių lasdelių tajukui čia, realiai. Jeigu tajukas nesuvalgys, aišku, mum ir vyrui kava, man juoda arbata ir vanduo dar čia tajukui buvo likęs nupirktas čia praeitą dieną kažkuria, tai va. Norėjosi šiandien kažko biškį kitokio apsirengti nei džinsai, tai turiu tokią savo cozy suknelę, kuri yra labai paprasta, kaip tik va dabar tokiem oram išeiti. Ir tos pėdkelnės, kur yra, atrodo kaip juodos tiesiog permatamos, bet jos yra iš tikrųjų su pašildinimu. Turbūt daug kas žino, kokios čia yra pėdkelnės, tai va, tai labai fainos, šiltos. Nuvažiavom į vieną parduotuvę, į baldų turgų, nes ten labai kaip ir tas pasirinkimas didelis, bet tik apsižiūrėjom, taip gal porą variantų nusifotkinom pagalvojimui, bet ne, dar nieko tokio, kad taip įstriktų iš karto neradom, tai dar atvažiavom dabar į Urmo bazę. Tai eisim į kelias parduotuvės dar gal pasižiūrėti, gal kažką užmatysim. Tai ką, mes nuėjome į kelias parduotuvės šitai bazai, bet labai mažas pasirinkimas tiesiog, įeini kokie 5 stalai, tai aišku, kad nieko neradom, net variantų jokių neskaityk, gal ten kokį vieną matėm. Tai va, tai buvom nuėję dar dienos pietų pavalgyti, valgėmės kotletukų, paėmiau kotletukų dėl tajuko su bulvių koše, galvojau, gal valgys, bet nieko nevalgė, nenorėjo, nes prieš tai dar buvau jam bananą davus, tai žodžiu, tai mes skaniai pavalgėm visai. Ir aš dabar dar nuėjau į Sinsėjų greitai, nusipirkau kalėdinį puodelį, nes labai norėjau. Aš aišku būčiau daugiau ten kažką pasižiūrėjus, tik stoviu, daugiau kažką gal būčiau pasižiūrėjus, bet žinot, su vyru kai nueini, tai turi konkrečiai ir greitai. Važiavom namo, tajukas užmigo mašinoje ir pamiegojo gal kai 10 minučių, grįžom, aš jį migdyt, dažniausiai tai būna, kad aš jį parnešu, migdau
ir užmiega. Ir šį kartą tos 10 minučių jam užteko kaip power napo ir kokį pusę valandos dar mėgdžiau, bet niekaip. Ir dabar sėdim. Kaip ir sakiau, buvau užėjusi sensėjų pasiimti puodelio kalėdinio, kadangi niekada neturėjau ir neturiu, tai va tokį įsirinkau. Man ta forma gal visai faina jo. Aišku, jis nėra labai didelis, tai taip biškį suabejojau, bet kažkaip gražesnio neradau. Tai pasiėmiau šitą. Man jis toksai kažkaip labiausiai patiko. Tai va, kadangi kalėdinio puodelio niekada nesu turėjus ir galvoju gal visai fainai turėti šitą laikotarpį, bus tokia pati rytinė kava bus geriama iš šio puodelio. Kadangi šiandien jau matau, kad energijos reikės daugiau, einu pasidarysiu dar mačos, nes nėra taip blogai, kad jau kavą gerti ir plius jau 3 valandos. Dabar kažkaip, kai darausi mačą, tai šildausi pieną. Tai kai pasišildau pieną, tai iš tikrųjų žymiai skaniau gaunasi. Tai mačą padaryta į naują puodelį. Ir dar dabar išsitrauksiu suvalgyti savo va tokį va. Man sesė padovanojo tokį kalėdom, kaip ir rinkinuką. Čia iš Roko virtuvės. Pasirodo, kad jis čia kažkoks populiarus yra. Aš tai jo nežinojau. Galima atidaryti, pažiūrėti, kas čia yra. Tai šaltalankių arbata. Tokia matos daug čia tų uogų, vaisių, ko čia tokiais gabaliukais, kaip uogienė. Ir yra svarainių. Turėtų būti labai skanu. Tai va, 2 tokios arbatytės uogų. Čia yra svarainiai, cukrus, čiobreliai, apelsinai. O, kaip skaniai turėtų būti. Nu, tajukai, palauk, mamytė tuoj parodys. Žiūrėk, va, matai? Ir kita yra tajukai, žiūrėk, šaltalankiai, cukrus, čiobreliai, gvazdikėliai ir apelsinai. Kokie kalėdiški, tokie skoniai. Ir dabar prie šilto gėrimo dar toks va pyragas. Su glaistų šokoladu, spangolėm. Kadangi nieko tokio neturim, tai eisim prasidarysim kaip tik, nes jisai jau, man atrodo, liko be savaitę gal kokią galioti. Tai va, eisim paskanausim. Oi. Dashing through the snow in one horse open sleigh. Norėsit 2 pyragučio? Šitą tai negalima, nes čia karšta labai, bet šitą galima. Palauk. Aš čia ką tik jums filmavau, pasakojau, dariau darbus ir pasirodo, kad aš tiesiog nefilmavau. Tai žodžiu, atėjom čia įrėminti mūsų paveikslą, kurį užsisakėm iš Šeino su kava. Dėl to, kad mūsų tiesiog toks vaibas atitinka namuose, mes mėgstam kavą, tai man kažkaip taip ir norėjosi. Dabar pagalvojau, berėmindama, kad galėjau gal kažką kalėdiško pasiimti. Šiaip buvo tokių minčių, bet neatsimenu, kodėl tos mintis mano pradingo ir aš tiesiog pasiėmiau paprastą, bet šitas vis tiek galės būti visą laiką, bent jau iki kol atsibos kažkada. Tai, šį kartą ne kalėdiškas, gal kitais metais kažką pasižiūrėsiu ir kalėdiško. Ir dabar galvoju, ar jį čia noriu kabinti, ar čia. Reikia maistą pamaišyti. Gerai, tai žodžiu, aš turiu dar tokių iš kiniečių ir kažkada parsiunčiau specialiai kabinti paveikslam, bet aš dabar žiūriu, kad ta viena juostelė yra tokia gan plati ir aš nežinau, čia jie tipo kaip reikėtų čia, bet ji per plati. Aš tiesiog ją perkirpau išilgai. Priklijavau čia. Ant kampų ir apačioj viena. Man tai čia tokia atrodo paprasta dvipusė lipninė, atrodo, kad būtų kažkokia stipresnė neįprasta lipni, tai nežinau, kiek čia laikys, bet matysim. Ir dėl to nepirkau stiklinę, nes galvojau, jeigu su stikliniu duštų netyčia nukristų ar ką, nes gręžti nenorim į sieną kažkur, tai dėl to ir nenorėjau stiklinio šito. Man tai visai patinka, visai gražu. Aišku, gal dar norėtųsi čia kažką pasidėti, bet, nežinau, nesinori ir tų rozečių užstoti.
Tai kažką dar matysim, bet šiaip man visai patinka. Biški kažkokios bent jau tokios gyvasties, biški nuotaikos kažkokios priduoda. Žodžiu, kaip dabar yra, man gražiai atrodo, o paskui matysim. Gal kažką pergalvosiu. Reikia susigyventi. Norėjau paimti kalendorių ir 21 dieną biški praplėšiau. Žodžiu, galvau, kur man tą kalendorių dėti, nes aš neturiu jo visiškai kur dėti iš tikrųjų, nes visur tajukas paimtų. Nebent jau kokią spintą, bet kaip ir noris, kad jisai būtų. Tai čia buvo jam gera vieta, o dabar jau nebežinau. Nu, kol kas turbūt čia reikės padėti. Tik pasikabinau paveikslą ir uždengiau, nežinau, žodžiu. Nieko greit nesugalvoju, žodžiu, neturiu labai daug laiko. Kol kas. Vakare pagalvosiu, gal kažkur kitur padėsiu. Dabar einu čia apsitvarkysiu, ką padariau. Ir šiaip gaminu valgyti, darysiu tokias kaip tortilijas, kebabus, žodžiu. Nes vakar atsidariau tortilijų pakelį. Vakar vakarienį valgiau, susukau tiesiog paprastas tortilijas su sūriu, kumpiu, salotom, užtepėlę, tai tiesiog tokias nekeptas. Ir dabar tokias kaip kebabų, žodžiu. Nes liko 4 tortilijos ir reikia sunaudoti. Tai va pasidariau tokį mišinuką, svogūnai, morkos, kukurūzai, kiauliena plus jautiena faršas. Tada dėsiu pekino kopūsto, sūrio, gal kažkokio padažiuko, žodžiu. Ir gausis tokie kebabiukai ar kažkas tokio, žodžiu, tortilijos. Kadangi dar liko biški to faršo, kadangi tik 4 tortilijas turiu, tai rytoj tiesiog paimsiu kažkokių daržovių gal, padarysiu kažkokį troškinuką ir sudėsiu tą faršą jau paruoštą. Nu viskas, dar pašoviau į orkaitę kokį 10 minučių, pakeps ir valgysim. Vyras buvo išvažiavęs su tajuku į lauką ir pamatė, kad Garliavoje vyksta šiandien eglutės įžiebimas. Šiaip tai aš vakar galvojau, kad jisai vyks ir aš buvau pasižymėjus, kad gruodžio 2 dieną vyks ir vakar vyras užtruko darbe, žodžiu, nenuvarėm ir aš tokia galvoju, nu tai va, kaip gaila, nenuvarėm ir aš kažkodėl buvau įsitikinus, kad vakar, nors aš kaip ir žinau, kad gruodžio 2, tiesiog kažkaip labai stipriai susimaišiau, nežinau, apie ką aš galvojau, bet tiesiog. Sakau, gal varom tada šiandien pasižiūrėsim, bet tajukas nemiegojo pietų miego, tai nežinau, kiek jisai išbus, nes dabar visi pavalgėm ir kaip ir yra 6 valandos, toks kaip ir anksti dar miegoti, bet kaip ir jau už kokio pusvalandžio gal ir būtų tinkamas metas eiti jau link lovos, kai pietų miegučio nemiegojo. Tai va, nežinau, bandysim varyti, jeigu bus neramus, pavargęs, tai grįšim namo, nes mums čia netoli, bet bandom važiuoti, ką žinau. Tiesiog eglutės įžiebimas, tai kodėlgi nenuvažiuoti, nepasižiūrėti. Ten koncertuos kažkokie karaliai, aš nelabai žinau, gal tik vieną kokią dainą, bet, nu žodžiu, važiuojam, gal pasižiūrėsim, tiesiog praleisim vakarą. Tenais eglutės įžiebimo pradžia 6 valandą, tuo tarpu dabar yra po 6:15. Tai, žodžiu, reikia skubėti ir dar nežinau, kaip bus su mašina, ar ten bus kažkur pasistatyti, mums čia nuvažiuoti 5 minutės. Tai va, nu, ten pradžioj, kiek žinau, kad nebus labai jau įdomi ta vieta, bet tikiuosi, kad spėsim ant pačio įžiebimo, tai nežinau, ar įžiebė kažkaip pradžioj, ar vidury, ar gale, tai žodžiu, skubam, važiuojam. Šį vakarą mane ir tave į sceną pakvies. Tikrai? Aš tos akimirkos žavęs, jų slėpinių šiluma. Su tave nežinoma laike nunešiau. Aš tavo širdį paversiu į deimandą, nušviesiu kelią tau reiname. Raudonos vyšnios, ta meilės pasaka. Praėjo nemažai laiko po to, kaip mes grįžome, labai smagiai pabuvome, atėjome, eglė jau buvo įžiebta, bet tiesiog pabuvom koncerte, pasirodo ir daugiau tų dainų žinau, tų karalių, šiaip buvau tokia gana atsipalaidavus, pašokom, pabuvom, padainavom, nu tiesiog labai fainai, bet tajukas jau lūžinėjo, tiesiog dėl to, kad nemiegojo pietų miego, tai tiesiog jis jau buvo turbūt toks pavargęs, kad jis tiesiog ant tėčio rankų pradėjo lūžinėti. Tai varėm namo, mašinai pamiegojo kokias 5 minutės, grįžom ir tiesiog turbūt antras kvėpavimas įsijungė, aš jį migdžiau virš valandos.
Jis ten kažką savo kalbą savo šnekučiuojasi, sukinėjasi, jau jisai stotis eiti, žodžiu, jau atrodo ir kaip jau ir miego nebenori. Tai galvoju, ne, čia taip nebus. Nu, bet žodžiu, turbūt jam buvo jau toksai kaip ir pervargimo čionais ženklas, kad jisai jau net nebegali užmigti. Bet nebuvo taip, kad nebuvo nuotaikos jam ar kažką, jis linksmas buvo ir tam koncerte aš jau galvojau, kad nu jau nemiegojęs pietų miego, tai jau kai pradės jis mums tenais. Bet ne, nieko, jis savo šoko, pats plojo. Tai kažkaip kartais tiesiog būna net atsikėlęs tenais ar pailsėjęs, pavalgęs, būna prastesnės nuotaikos negu dabar buvo, viskas gerai atrodo. Tai taip įdomiai. Tai va, užmigdžiau tą juką, pavalgiau, nes labai valgyt norėjau, tai va pasidariau graikiško jogurto, pavalgiau, pasidariau arbatos ir viskas ir eisiu redaguoti video ir paskui dar eisiu dušą žodžiu ir viskas ir miegot. Tai va, tai daugiau nieko nebeplepu, nes jau sunkiai kažkaip ir mintis dėliojasi, gal kažko ir nepapasakau, nepasakiau. Bet tikiuosi, kad stebit, žiūrit vlogmas, jums patinka, tikiuosi, kad atrandat tam laiko, pasimėgaujat. Ačiū Jums už Jūsų laiką, ačiū Jums už įsitraukimą, už komentarus, laikus. Jeigu žiūrite mano video jau nebe pirmą kartą, įsijungėte ir vis pasižiūrite, tai labai prašau, prenumeruokite mano kanalą, nes pastebėjau, kad pusė žmonių tiesiog žiūri, bet neprenumeruoja. Na, man tai bent jau pasirodė pagal peržiūras. Jeigu žiūri ir neprenumeruoji, prašau paspausti, galbūt iki naujų metų dar per šitą vlogmą surinksiu 1000 prenumeratorių, kas būtų labai labai fainai. Tai va. Ačiū ir iki kitos dienos.